Aš esu Lidija, man 28 metai. Viskas prasidėjo, kai mano būsimoji Anyta, vos prieš 5 sekundės pasakiusi taip, staiga pamatė savo tikrąjį vyrą, žengiantį pro bažnyčios duris karinėje uniformoje. Jos veidas, kai jį pamatė, buvo neapsakoma vertės. Bet leiskite man grįžti atgal, nes ši istorija prasideda gerokai anksčiau nei ši vestuvių staigmena. Iš kur stebite šiandien? Rašykite savo vietą komentaruose ir nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, jei kada nors jaučiatės visiškai nematomi savo šeimoje. Jums tikrai verta likti ir sužinoti, kas nutiko toliau. Augti vidurinių vaikų Morisonų šeimoje reiškia išmokti meną būti nepastebėtam. Mano vyresnysis brolis Deividas buvo auksinis berniukas, Harvardo MBA, natūralus lyderis, numatomas tėvo investicijų firmos įpėdinis. Mano jaunesnioji sesuo Ema buvo kūdikis, menininkė, kuri niekada negalėjo suklysti. O aš? Na, aš tiesiog buvau. Patikima, kuri rūpinosi logistikos reikalais, kol visi kiti mėgavosi dėmesiu. Kai tėtis paskelbė apie savo pensijos planus prieš 2 metus, niekas nesistebėjo, kad Deividas buvo paskelbtas jo įpėdiniu. 35 metų amžiaus mano brolis tikrai to nusipelnė. Jis buvo genialus, motyvuotas ir turėjo natūralią charizmą, kuri leido klientams pasitikėti juo savo gyvenimo santaupomis. Tačiau to, kaip greitai jo asmeninis gyvenimas užgoš viską kitą, nesitikėjau. Į šią istoriją įžengė Vanessa Clark. Stulbinanti, išsilavinusi ir, kaip sakė visi, kurie ją sutiko, absoliučiai tobula Deividui. Pernai ji pasirodė labdaros vakarėlyje kaip pasakų princesė. Elegantiška, bet neperkrauta, ji atrodė tarsi pinigų turtingumo simbolis. Deividas buvo įsimylėjęs nuo pirmos dienos. Ji nuostabi Lidija, jis man sakė po 3 pasimatymo, akis švytėdamos kaip paaugliui. Protinga, nepriklausoma ir ji iš tiesų klausosi, kai kalbu apie darbą. Be to, ji keliauja dėl savo konsultacijų, todėl supranta mano darbo grafiką. Reikėtų paminėti, kad Deivido buvusi mergina Sara jį paliko būtent dėl šių darbo reikalavimų. Pasirodo, susitikinėti su žmogumi, kuris dirba 70 valandų per savaitę ir gyvena ketvirtinio ataskaitų ritmu, nebuvo taip romantiška, kaip atrodė. Bet Vanessa atrodė kitaip. Ji niekada nesiskundė dėl jo vėlyvų vakarų, niekada nereikalavo dėmesio užimtuose sezonuose, o kažkaip visada atrodė puikiai, nors teigė dirbanti nuotoliniu būdu. Pirmą kartą ją sutikau Deivido bute per sekmadienio vakarienę, nauja tradicija, kurią jis pradėjo, norėdamas sujungti šeimą. Vanessa atvyko 20 minučių vėluodama, atsiprašydama dėl kliento skambučio, kuris užtruko. Atsiprašau, ji pasakė, pabučiuodama Deividui į skruostą ir apsisukdama į mane su švytinčia šypsena. Tu turi būti Lidija. Deividas nuolat apie tave kalba, pasakė ji, kas man pasirodė juokinga, nes Deividas niekada neminėjo, kad turėjome kokių nors reikšmingų pokalbių apie jo naują merginą. Bet aš nusišypsojau ir įsijungiau į palaikančios sesers rolę, kurią buvau tobulinusi per metus. Viską gerai, tikiuosi, žinoma, ji sakė, tu esi ta, kuri visus organizuoja. Tai turi būti varginanti. Ir štai ji, mano realybė. Neabejojant, atmosfera buvo subtili, tačiau akivaizdi. Atrodė, kad padėti kitiems tapo tam tikra našta, o mano vaidmuo šeimoje labiau priminė pareigą nei pasirinkimą. Dauguma žmonių to nepastebėtų, tačiau aš jau buvau patyrusi pasyvaus agresyvumo komentarus visą savo gyvenimą. Žinojau, kada išgirstu užuominą. Kažkas turi tai daryti, atsakiau, stengdamasi išlaikyti balsą lengvą. Priešingų atveju Davidas turbūt pamirštų pavalgyti. Vanessa nusijuokė, tačiau pastebėjau, kaip greitai ji pakeitė temą į savo neseną kelionę į Los Andželą. Ji turėjo savitą būdą nukreipti pokalbius link savęs, atrodydama, kad tiesiog dalijasi patirtimi. Pusryčių pabaigoje išgirdome išsamius jos pasakojimus apie konsultacinius projektus, buto renovaciją ir artėjančias verslo keliones. Tačiau supratau, kad nebežinau beveik nieko konkretaus apie jos tikrąjį darbą. Kokio tipo konsultacijas tu dirbi iš tikrųjų? Paklausiau, kai mes tvarkėme indus.
Daugiausia rinkos analizė padedu įmonėms plėstis į naujas demografijas, ji mostelėjo ranką, tarsi tai būtų nieko verta. Iš tiesų nuobodu. Nėra taip įdomu kaip tai, ką daro Davidas, jos atsakymas skambėjo konkretus, tačiau nieko neatskleidė. Tai buvo tarsi apibūdinti savo darbą kaip verslo reikalai techniškai teisinga, bet visiškai miglota. Kai vėliau paklausiau Davido, ar jis kada nors lankėsi jos biure ar susipažino su jos kolegomis, jis paaiškino, kad ji daugiausia dirba su nuotoliniais klientais ir mieliau atskiria darbą nuo asmeninio gyvenimo. Jis sako, kad verslo ir romantiškų santykių maišymas sugriovė jos paskutinį santykį, pasakojo jis, o aš pritariau, kad gerbiu jos ribas, tačiau Davidas žiūrėjo į ją taip, lyg ji būtų išsprendusi pasaulinį badą, todėl nusprendžiau tai ignoruoti. Tai buvo mano pirmoji klaida. Per artimiausius kelis mėnesius Vanessa be jokių pastangų įsiliejo į mūsų šeimos dinamiką. Mama ją dievino. Kaip malonu ji elgėsi ir ji net klausė apie mano sodą, tėtis buvo sužavėtas jos verslo įžvalgumu, o Emma manė, kad ji yra kolės žmogus pasaulyje, nes Vanessa atrodė susidraugavo su keliais Instagramo įtakingaisiais savo kelionių metu. Aš buvau vienintelė, kuri atkreipė dėmesį į nesutapimus, pavyzdžiui, kaip ji tvirtino, kad yra laktozės netolerantiška šeimos vakarienėse, tačiau užsisakydavo sūrio patiekalus restoranuose, arba kaip jos skubus klientų skambučiai visada vykdavo šeimos renginių metu, bet niekada, kai ji būdavo viena su Davidu, arba kaip ji minėjo, kad lankėsi miestuose dėl darbo, kuriuose vėliau tvirtino, kad niekada nebuvo. Kai pasakiau Davidui apie šiuos nesutapimus, jis turėjo paaiškinimus viskam. Ji turbūt tiesiog nori būti mandagi šeimos vakarienėse, sakė jis, kai paminėjau maisto situaciją ir tie klientų skambučiai parodo, kokia ji rimta. Ji ištikima savo darbui, ar ne? Juk nieko taip nepasako apie profesionalumą kaip verslo skambučiai per tavo sesers gimtadienio šventę, bet Davidas buvo taip apakintas jos, kad aiškiai pasakė, jog nenori per daug analizuoti savo laimės. Šį kartą aš nenoriu visko išanalizuoti iki mirties. Jis pasakė, pasitikiu tuo, ką jaučiu, tai reiškia, kad jis stengiasi vengti tų smulkių, įžvalgų klausimų, kurie padėjo jam pasiekti sėkmę versle. Meilė padarė jį aklų, o tikrasis raudonas įspėjamasis ženklas pasirodė per Emmos meno parodos atidarymą. Vanessa, kaip įprasta, atvyko vėlai, teigdama, kad jos skrydis iš Denverio vėlavo. Tačiau kai Emma paminėjo kūrinį įkvėptą Denverio meno muziejaus, Vanessos veidas tapo visiškai blankus. Aš neturėjau laiko aplankyti lankytinų vietų, greitai pasakė ji. Tai buvo greitas apsilankymas, tačiau per vakarienę prieš savaitę ji buvo sakusi, kad Denveryje planuoja praleisti 4 dienas. Kai aš tai paminėjau atsitiktinai, ji tik juokėsi. Ar aš sakiau 4 dienas? O Dieve, tiek daug keliuoju, kad nieko nebesugebu prisiminti. Tai buvo tik trumpas apsilankymas, bet aš tai prisiminiau, nes specialiai klausiau, ar ji turės laiko aplankyti tą muziejų, apie kurį Emma taip entuziastingai pasakojo. David žinoma neprisimena to pokalbio ir be jokių klausimų priima jos paaiškinimą. Būtent tada pradėjau atidžiau stebėti. Ne dėl to, kad buvau pavydus, kaip vėliau teigtų Vanessa, bet todėl, kad kažkas atrodė fundamentalistiškai neteisinga. Mano šeimoje galbūt buvau pamirštas, bet nesu kvailas ir mano intuicija šaukė, kad Vanessa Clark nėra ta, kuo ji teigia esanti. Santuokos pasiūlymas įvyko naujųjų metų išvakarėse. David suplanavo išskirtinį pasiūlymą vidurnaktį su šampanu ir visa mūsų šeima, liudijančia šią akimirką. Kai Vanessa tarė taip, atrodančiomis nuoširdžiomis ašaromis, visi sušuko džiaugsmu. Net aš plojau, nes nepaisant mano abejonių, norėjau, kad David būtų laimingas. Tačiau stebėdamas ją, kaip ji demonstruoja žiedą nuostabų vintage kūrinį iš mūsų senelės kolekcijos, užfiksavau kažką jos veide vos akimirkai. Kai ji manė, kad niekas nežiūri, jos šypsena pasikeitė. Tai nebuvo džiaugsmas ar meilė, tai buvo pasitenkinimas, tarsi šachmatininkas, kuris ką tik pasiekė šachą. Ar jis nepaprastas? Ji entuziastingai sušuko Emmai, pakreipdama ranką, kad sugautų šviesą. David turi nuostabų skonį, tai gražu, pritarė Emma. Senelė Rozė būtų džiaugusi, kad jis tai perduodamas, o David man apie ją viską pasakojo, Vanessa tęsė sklandžiai.
Jis skamba kaip nuostabi moteris ir tai buvo įdomu, nes senelė Rozė iš tiesų buvo tėčio mama, o ne mamos, ir ji buvo žinoma kaip sudėtinga. David tai žinojo. Mes visi tai žinojome. Tačiau matyt jis Vanesa pateikė sušvelnintą šeimos istorijos versiją. O gal ji tiesiog nebuvo pakankamai atidi, kad išlaikytų savo istoriją. Aš tą detalę įsidėjau į atmintį kartu su visomis kitomis, kurių neatitikimus visi aplinkiniai atrodė norintys ignoruoti. Vedybų planavimas prasidėjo iškart. Vanesa norėjo, kad viskas būtų tobulai ir brangiai. Vieta, gėlės, maitinimas, suknelė. Žmogui, kuris teigia, kad yra finansiškai nepriklausomas per savo konsultacijų darbą, ji tikrai turėjo brangų skonį. Dovydas buvo laimingas apmokėti visas išlaidas, o mūsų tėvai džiaugiasi galėdami prisidėti. Kai mama švelniai paklausė apie Vanesos mažą svečių sąrašą, ji pasidavė emocijoms, kalbėdama apie tai, kaip yra vienintelė dukra ir neturi artimų giminaičių. Aš visada labiau vertinau kokybę, o ne kiekį draugystėje, ji paaiškino. Noriu turėti Rachel, kuri iš tiesų mane pažįsta, o ne 50 pažįstamų, kurie tiesiog atėjo į vakarėlį. Tai buvo puikus paaiškinimas, kuris privertė mūsų didelę tradicinę šeimą beveik suabejoti jos intimių požiūrių. Ji nusipelno svajonių vestuvių, mama pasakė, kai netyčia užsiminiau apie augančias išlaidas. Dovydas pagaliau rado žmogų, vertą jo. Tarsi Dovydas būtų koks nors prizas, kurį reikia užsitarnauti, o ne žmogus, kuris nusipelno būti mylimas už tai, koks jis yra. Bet tai buvo tipiškas šeimos mąstymas. Dovydas buvo auksinis berniukas, tad natūralu, kad jo partnerė turėjo būti lygiavertė. Kas nė vienam iš jų atrodė nesvarbu, tai ar Dovydas iš tikrųjų vertas Vanesos, ar svarbiausia, ar Vanesa tikrai yra ta, kuo save laiko. Manipuliacija prasidėjo subtiliai. Vanesa turėjo talentą daryti nekaltus komentarus, kurie kažkokiu būdu sukurdavo abejonės ir nesutarimus. Planavimo sesijų metu ji pasakydavo pastebėjimų, kurie atrodė naudingi, tačiau iš tikrųjų buvo skirti izoliuoti mane nuo likusios šeimos. Lydė pastaruoju metu atrodo stresuota, ji sakydavo mamai su nuoširdžiu susirūpinimu. Tikiuosi, kad ji nesijaučia priblokšta dėl visų pokyčių, arba Dovydui, tavo sesuo kelia daug klausimų apie mano darbą. Tikiuosi, kad ji nesijaučia, jog atimu per daug tavo dėmesio. Jos genialumas buvo tame, kad ji niekada nesakydavo nieko tiesiogiai kritiško. Ji tiesiog sodindavo abejonių sėklas, o vėliau leido kitų prielaidoms atlikti likusį darbą. Mama pradėjo stebėti mane, ieškodama streso ženklų. Dovydas mano teisėtus rūpesčius pradėjo vertinti kaip pavydą. Emma, užstrigusi tarp mūsų, bandė sušvelninti situaciją, sakydama, kad aš tiesiog esu globėja. Mano mėgstamiausias momentas buvo, kai Vanesa pasakė tėčiui, kad atrodau turinti stiprių nuomonių apie svečių sąrašą. Aš tiesiog paklausiau, kodėl ji neįtraukė jokių giminaičių į vestuves. O mes nesame artimos, ji paaiškino, kai tai užsiminiau. Mano tėvai mirė, kai buvau jauna ir aš tikrai nesulaikiusi ryšių su tolimais giminaičiais. Tai buvo visiškai pagrįstas paaiškinimas, kuris taip pat patogiai užtikrino, kad niekas iš jos praeities nebūtų šalia, kad galėtų paneigti jos istorijas. Tačiau kai tėtis susidūrė su manimi, kad aš darau Vanesai nepatogumą su įkyriais klausimais, supratau, kaip efektyviai ji pavertė mano smalsumą blogo elgesio įrodymu. Aš tik bandžiau geriau ją pažinti, sakiau jam, užduodama klausimus apie jos šeimos tragediją. Nuoširdžiai lydė, aš tikėjausi iš tavęs daugiau, ir štai aš tapau problema. Ne ta moteris, kuri negalėjo išlaikyti savo istorijos nuoseklumo ar paaiškinti, kaip ji sugebėjo gyventi savo gyvenimo būdą. O aš, turinti drąsos pastebėti neatitikimus. Pavasaris atėjo, o su juo ir nenumaldomas Vanesa paslaptingumas. Ji dažnai dingo kelias dienas, grįždama su miglotais pasakojimais apie klientų susitikimus ir konferencijas. Kai tik kas nors iš šeimos pabandydavo išsiaiškinti detalės, jis sušukdavo, kaip pavargusi jaučiasi arba kaip nuobodus gali būti verslo kelionės. Aš tik dėkinga, kad David tai supranta, sakydavo ji, stipriai suspausdama jo ranką. Kai kurie vyrai pavydėtų viso to kelionių malonumo, bet jis gerbė mano nepriklausomybę.
Jos įtikinamumas darė įspūdį, nes turėjo atsakymą į kiekvieną klausimą. Kai mama priekaištavo dėl šeimos nuotraukų trūkumo, Vanessa su ašaromis akyse pasakojo, kaip skaudu jai prisiminti tėvų mirtį. O kai tėtis atsitiktinai paklausdavo apie jos verslo struktūrą, ji iškart imdavo kalbėti techniniais terminais, kurie atrodė suteikdavo jo žodžiams legitimumo, nors jokios tikros informacijos nesuteikdavo. Ji buvo meistrė pateikti tai, ko žmonės norėjo išgirsti - liūdesys mamai, verslo kalba tėčiui. Davidui tai patiko. Jo galvoje jis buvo atradęs tobulą moterį, gražią, sėkmingą ir suprantančią jo pačio reikalavimus. O tai, kad jo sėkmė buvo mįslingai nepatikima, tik dar labiau žavėjo jį. Tuo tarpu mano vaidmuo šeimoje vis labiau traukėsi. Šeimos vakarienės tapo vestuvių planavimo sesijomis, kuriuose aš buvau tik užrašininkė ir logistikos tvarkytoja, o Vanessa mėgavosi dėmesiu, kai pasiūliau sutaupyti pinigų priėmimui. Buvau apkaltinta, kad nenoriu, jog Davidas būtų laimingas. Kai pasiūliau padėti ieškoti tiekėjų, man buvo pasakyta, kad jie viską kontroliuoja. Galbūt Lydijai reikia hobio, saldžiai pasiūlė Vanessa per ypač įtemptą planavimo sesiją, tarsi noras būti įtraukti į brolio vestuvių pasiruošimus buvo ženklas, kad man reikia geresnių būdų užimti savo laiką. Lūžio taškas atėjo, kai Davidas paprašė manęs būti pabroliu, o ne garbės pabroliu. Ši garbė atiteko Vanessos draugei Rachel, apie kurią nei vienas iš mūsų nebuvo girdėjęs, bet kuri pasirodo skrido iš Sietlo. Tačiau aš vis tiek buvau šeima, tad būčiau įtraukta į vestuvių šventę. Koks didelis dosnumas, pasakė Vanessa, kai Davidas man tai pranešė, ypač atsižvelgiant į tai, kaip sudėtinga šiai transformacijai buvo Lydijai. Transformacija, tarsi Davido vestuvės būtų kažkokia korporatyvinė restruktūrizacija, prie kurios aš bandžiau prisitaikyti, o ne laiminga šeimos šventė, kurią norėjau švęsti. Vis dėlto šypsojausi ir sutikau būti pabroliu, nes nepaisant visko mylėjau savo brolį ir norėjau jį palaikyti. Net jei tai reiškia ginti moterį, apie kurios tiesumą vis labiau abejojau. 3 mėnesiai iki vestuvių nusprendžiau pasidomėti ir pati. Ne todėl, kad norėjau ką nors sugriauti, bet nesugebėjau atsikratyti jausmo, kad mano šeima ruošiasi padaryti siaubingą klaidą. Jei klydau, aš atsisakysiu savo abejonių ir atsiprašysiu už nepasitikėjimą. Jei būčiau teisus, tai sužinočiau, kai turėsiu įrodymų. Informacijos apie Vanessą Clark buvo nustebinančiai sunku rasti. Jo socialinė medija buvo beveik nematoma, pakankamai, kad atrodytų įprasta, tačiau nesuteiktų jokių tikrų detalių apie jos gyvenimą. LinkedIn profilis buvo miglotas, nurodantis tik nepriklausomą konsultavimą, be jokių įmonių pavadinimų ar konkrečių pasiekimų. Ieškodamas jos profesinės veiklos internete, radau beveik nieko. Atrodė, kad jis sėkminga ir galinti leisti savo dizainerių drabužius bei keliones, tačiau turėjo stebėtinai mažai skaitmeninio pėdsako. Šiandieninėme pasaulyje tai atrodė beveik neįmanoma, nebent aktyviai ką nors slėptum. Pradėjau atidžiau stebėti jos judėjimą. Modelis visada buvo tas pats. Ji praneždavo apie verslo kelionę su minimalia išankstinė informacija, dingdavo nuo 3 dienų iki 2 savaičių, o tada sugrįždavo su bendromis istorijomis apie susitikimus ir klientų pristatymus. Tačiau niekada neparsiveždavo vizitinių kortelių, niekada neminėdavo konkrečių įmonių, o jo santykiai su klientais atrodė paviršutiniški, nė vienas iš jų niekada nesikreipdavo telefonu ar paštu. Kai Davidas užsiminė, kad Vanessa svarsto galimybę perkelti savo verslą arčiau jo po vestuvių, pamačiau galimybę. Puiku, pasakiau. Kokio tipo konsultacijas jį teikia? Galėčiau rekomenduoti keletą klientų iš tėvo firmos. Davidas atrodė nustebęs dėl mano pasiūlymo, ko gero tai atspindėjo, kaip įtemptai tapo mūsų santykiai. Rinkos analizė ir plėtros strategijos, atsakė jis. Nors manau, kad ji gana atsargiai renkasi savo klientus, tiesa, atsargiai, kad neturėtų jokio patikimo klientų rato, matyt. 2 mėnesiams iki vestuvių priėmiau sprendimą, kuris arba įrodys, kad esu paranojiškas, arba atskleis didžiulį apgaulę. Pasamdžiau privačią detektyvą. Tai atrodė ekstremalu ir aš savaitėmis kovojausi su šiuo sprendimu. Tai buvo mano brolio sužadėtinė, o ne kažkas atsitiktinio, ką įtarčiau dėl apgavystės. Tačiau kažkas Vanessos istorijoje nesutapo.
Ir jei ji melavo apie savo tapatybę ar praeitį, Deividui reikėjo sužinoti tai prieš vedybas. Detektyvas buvęs policijos inspektorius vardu Markus Webas buvo rekomenduotas draugo, kuris naudojosi jo paslaugomis per skyrybas. Jis buvo brangus, bet kruopštus. Man reikia, kad suprastum kažką, pasakė jis mūsų pirmojo susitikimo metu. Jei tavo įtarimai neteisingi, tai gali rimtai pakenkti tavo santykiams su šeima. Ar esi pasiruošęs tokiam galimybėms? Rimtai pagalvojau apie tai. Ar buvau pasiruošęs būti neteisus? Išleisti pinigus tyrimui apie žmogų, kuris galbūt tiesiog buvo privatus dėl savo verslo? Ar galėjau potencialiai sunaikinti likusius santykius su Deividu? Taip, galiausiai pasakiau. Jei klystu, tvarkysiuosi su pasekmėmis. Bet jei esu teisus ir nieko nedarau, pasekmės gali būti daug blogesnės. Markus priėmė bylą. Tai, ką jis rado per pirmąją savaitę, buvo pakankamai neraminantis, kad įtikintų mane, jog padariau teisingą pasirinkimą. Vanessa Clark gyvenimas buvo paslaptingas, pilnas netikėtumų, kurie atrodė niekada nebus atskleisti. Jos vardas skambėjo pažįstamai, tačiau kai Markus pradėjo gilintis į jos praeitį, pasirodė, kad viskas, ką manėme apie ją, buvo tik tai apgaulė. Vanessa niekada neturėjo jokios verslo licencijos nei viename mieste, kuriuos jį teigė dirbanti, o jos tariama konsultacijų firma nebuvo registruota niekur. Adresas, kurį ji nurodė formais, buvo tik pašto paslaugų biuras Portland, E. Tačiau tikra šio tyrimo paslaptis atsiskleidė, kai Markus atliko išsamesnį jos gyvenimo patikrinimą. Vanessa Clark iš tiesų egzistavo, tačiau ne taip, kaip mes įsivaizdavome. Ji turėjo socialinio draudimo numerį, vairuotojo pažymėjimą ir švarų kredito istorijos ataskaitą. Be to, jos vardu buvo įregistruotas santuokos liudijimas, išduotas prieš 2 metus Clarko apskrityje, Nevadoje, su Staffove sergent Michael Torres, šiuo metu tarnaujančiu užsienyje, Eltovei armijoje. Aš negalėjau patikėti tuo, ką perskaičiau Markus dokumente. Skaičiau jį vėl ir vėl, lyg žodžiai galėtų savaime susiklostyti į prasmingą pasakojimą. Vanessa buvo ištekėjusi ir visą laiką, kai ji buvo su David, ji jau turėjo vyrą. Ar tikrai tai ta pati asmenybė? Paklausiau, nors nuotrauka santuokos liudijime buvo neabejotina. Markus patvirtino, kad tai buvo ji, tas pats socialinio draudimo numeris, ta pati gimimo data, tas pats fizinis aprašymas. Mano rankos drebėjo, kai suvokiau, kokias pasekmes tai gali turėti. Tai nebuvo tiesiog apgavystė, tai buvo didelė problema. Jei Vanessa ištekėtų už Davido, jį įsipareigotų rimtai nusikaltusiai, o mano brolis, kuris didžiavosi savo sąžiningumu ir profesinę reputaciją, būtų neįtikėtinai įsivėlęs į sukčiavimą. Yra dar daugiau, tęsė Markus. Staffove sergent Torres šiuo metu tarnauja, bet tikimasi, kad jis grįš kitą mėnesį. Jis reguliariai siunčia paramos mokėjimus į jos vardu atidarytą sąskaitą. Taip ir paaiškėjo, iš kur ji gavo savo paslaptingas pajamas. Ne konsultavimo mokesčiai, o karinių sutuoktinių išmokos. Ji gyveno iš savo tikro vyro tarnybos atlyginimo, tuo pat metu planuodama ištekėti už mano brolio dėl pinigų. Jos plano genialumas buvo beveik žavus, nors ir siaubingas. Ji rado tobulą karinių sutuoktinių kaukę, vyrą, kuris buvo dislokuotas ir negalėjo atskleisti jos melų. Stabilios pajamos, kurioms nereikėjo jokio darbo, ir laisvė kurti antrą santykį su kuo nors turtingu, kas galėtų suteikti ilgalaikį finansinį saugumą. Aš valandą sėdėjau automobilyje prieš Markus biurą, svarstydama, ką daryti su šia informacija. Galėčiau tiesiogiai konfrontuoti Vanessą, tačiau ji greičiausiai viską neigė ir įtikintų Davidą, kad aš meluoju iš pavydo. Galėčiau pasakyti Davidui, bet jis buvo toks apsėstas, kad be konkrečių įrodymų galbūt netikėtų manimi. Galėčiau pasakyti savo tėvams, tačiau jie greičiausiai reaguotų taip pat kaip ir Davidas. Arba galėčiau palaukti ir viešai atskleisti jos melus taip, kad ji negalėtų paneigti. Vestuvės buvo numatytos po 6 savaičių. Apsiginklavusi Markus atradimais, atsidūriau neįmanomoje situacijoje. Turėjau įrodymų, kad Vanessa vykdo sukčiavimą, tačiau nebuvo aiškaus būdo ją atskleisti, nes bijojau tapti pavydžio sesers įvaizdžiu, kurį visi jau turėjo apie mane.
Žaidimas manipuliacijomis buvo toks meistriškas, kad mano šeima greičiausiai manytų, jog aš sugalvojau įrodymus, o ne pripažintų, kad buvome apgauti. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų, man reikėjo daugiau informacijos. Markusas toliau tyrinėjo, gilindamasis į Vanesos tikrąją gyvenimą ir jos vyro karinę praeitį. Tai, ką jis atrado, piešė dar aiškesnį apgalvotos apgaulės paveikslą. Seržantas Michailas Torresas buvo apdovanotas karys, šiuo metu atlikęs 3-ąją tarnybą Afganistane. Jis vedė Vanesą per trumpą atostogų laikotarpį, o iš jų elektroninių komunikacijų, prie kurių Markusas pasiekė legaliai, bet abejotinais būdais, buvo akivaizdu, kad jis neturėjo jokios idėjos apie jo santykius su Deividu. Jo laiškuose buvo pilna planų dėl jų ateities, kai jis sugrįš į Jautovei, džiaugsmo dėl namo pirkimo, šeimos kūrimo diskusijų. Tuo tarpu Vanesa rinkosi stalo indų raštu savo vestuvėms su mano broliu. Finansinis pėdsakas taip pat buvo neabejotinas. Torresas kas mėnesį siuntė paramos mokėjimus, kurie dengė didžiausią dalį Vanesos išlaidų, įskaitant nuomą už butą, apie kurį niekada nesu girdėjęs. Ji palaikė visiškai atskirą gyvenimą, turėdama skirtingą socialinių tinklų paskyras ir atrodė visiškai kitokią asmenybę. Jos komunikacijoje su Torresu ji buvo pasiaukojanti kariškio žmona, didžiuojasi jo tarnybą ir skaičiuoja dienas iki jo sugrįžimo. Tuo tarpu su Deividu ji buvo nepriklausoma karjeros moteris, kuri visada būdavo pasiekiama, kai jis jos reikalaudavo. Tokio lygio atskyrimas reikalauja rimto planavimo, paaiškino Markusas. Ji iš esmės gyvena 2 visiškai skirtingais gyvenimais. Tam reikia organizacijos ir psichologinio sudėtingumo, kurio dauguma žmonių neturi, todėl ji taip puikiai manipuliavo mūsų šeimos dinamiką. Susidūrėme su profesionale apgavike. Tačiau liko klausimas, ką aš ketinau daryti. Atsargiai apsvarstyčiau savo galimybės. Susidūrimas su Vanesa tiesiogiai leistų jai pasiruošti atsakomajam pasakojimui arba galbūt visai dingti. Pasakymas Deividui privačiai rizikuotų tuo, kad jis ją įspėtų tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai. Kalbėdama su tėvais, greičiausiai susidursiu su jų abejingumu mano rūpesčiams ir galbūt būsiu visiškai pašalintas iš vestuvių. Tačiau buvo dar viena galimybė, kuri padarytų neigimą neįmanomą ir priverstų visus kartu susidurti su tiesa. Galėjau laukti vestuvių dienos ir leisti Torresui pačiam atskleisti tiesą. Markusas rado Torreso vado kontaktinę informaciją. Paprastas skambutis paaiškinantis situaciją greičiausiai leistų Torresui gauti skubės atostogas, kad galėtų išspręsti bigamijos situaciją. Kariškiai rimtai žiūrėjo į santuokų apgavystės, ypač kai tai susiję su sutuoktinių nauda. Kuo daugiau apie tai galvojau, tuo labiau ši idėja atrodė tobula. Torresas atvyktų ir rastų savo žmoną viduryje vestuvių su kitu vyru. Vanesa buvo sugauta su visais įrodymais ir nebuvo jokios galimybės jai paaiškinti arba įsisukti. Davidas, mano brolis, akivaizdžiai matytų tiesą, o aš būčiau išteisinama be jokių įrodinėjimų. Tačiau šis planas buvo rizikingas. Jei kas nors nepavyktų, jei Torresas negalėtų atvykti arba nuspręstų neiti, man neliktų jokio atsarginio plano ir turėčiau dalyvauti šeimos vestuvėse, žinodama, kad nuotaka yra apgavikė. Bet kita vertus tai buvo poetinė teisingumo forma, leisti pačiai Vanesa apgavystiai tapti jos atskleidimo instrumentu. 3 savaitės iki vestuvių aš priėmiau sprendimą. Tai neįprasta, pripažino Torreso vadas, kai paaiškinau situaciją. Bet jei tai, ką sakote, yra tiesa, seržantas Torresas turi teisę žinoti. Bigamija gali paveikti karinės naudą ir jo saugumo patikrinimą. Per 48 valandas Torresui buvo suteikta skubi atostogų. Markus sekė jo kelionių planus. Jis turėjo atvykti į miestą vestuvių ryte, planuodamas nustebinti savo žmoną ankstyvų sugrįžimų iš dislokacijos. Laikas nebuvo atsitiktinis. Specialiai paprašiau, kad Torresui būtų pranešta apie ceremonijos tvarkaraštį, pasiūlydama, kad jis galbūt norėtų asmeniškai patikrinti situaciją. Nesakiau jam pertraukti vestuvių, bet užtikrinau, kad jis žinotų, kada ir kur Vanesa pasakys savo neteisėtus įžadus. Man beveik gaila jo buvo. Jis net neįsivaizdavo, kad žengė į košmarą.
2 savaitės iki vestuvių Vanesa vėl dingo kaip ir anksčiau į paslaptingą verslo kelionę. Šį kartą turėjau įtarimų, kad jis stengiasi užbaigti nesusitvarkytus reikalus, galbūt net susitinka su Torresu, kad išlaikytų savo melą. Tačiau ji grįžo laiku su įprastais neaiškiais pasakojimais apie klientų susitikimus, o vestuvių ruošimasis tęsėsi kaip įprasta. Davidas spinduliavo laimę. Mama buvo visiškai užimta, koordinuodama detalės kaip karinė operacija. Tėtis didžiavosi savo sūnaus pasirinkimu ir nekantriai laukė, kada Vanesa oficialiai taps mūsų šeimos nare. Emma repetavo savo skaitymus ceremonijai ir planavo, kaip atliks pamergės pareigas. O aš skaičiavau dienas, kol jų pasaulis sprogs. Gėda buvo persekiojanti. Šie brangūs žmonės netrukus patirs išdavystę, kuri sukrės jų pasitikėjimą savo sprendimais. Ypač Davidas bus sukrėstas, tačiau jie nusipelnė tiesos, net jei tai bus skaudu. Savaitę iki vestuvių Vanesa paprašė susitikti su manimi privatumui. Žinau, kad ne visada buvome vienoje pusėje, sakė ji, gerdama kavą neutralioje vietoje, bet noriu išsiaiškinti viską prieš tapdama oficialiai jūsų šeimos dalimi. Štai buvo mano proga tiesiogiai su ja susidurti, suteikti jai galimybę prisipažinti ir savanoriškai atšaukti vestuves. Akimirką pagalvojau, kad galėčiau išdėstyti viską, ką žinojau, ir reikalauti, kad ji pasakytų Davidui tiesą. Tačiau vietoj to nusišypsojau ir pasakiau, aš tiesiog noriu, kad Davidas būtų laimingas. Aš irgi, atsakė ji. Ir pirmą kartą man atrodė, kad jos balse yra tikra emocija. Jis nuostabus vyras. Aš laiminga, kad jį radau. Keista, bet šiuo momentu beveik patikėjau jo žodžiais. Vanesa, besiruošdama didžiausiai savo gyvenimo šventei, atrodė tarsi skendėtų savo pačių sukurtoje iliuzijoje. Galbūt ji tikrai išugdė jausmus Davidui, net ir slėpdama savo tikrąjį veidą. Galbūt ji buvo įstrigusi melų tinkle, kuris išaugo už jos kontrolės. Tačiau staiga ji šyptelėjo savo tobulą praktinę šypseną ir aš supratau, kiekvienas jos veiksmas buvo gerai apgalvotas. Net šis pokalbis greičiausiai buvo strategija skirta neutralizuoti bet kokią grėsmę, kurią galėjau kelti jos planams. Manau, tu būsi nuostabi nuotaka, pasakiau jai, ir mano žodžiai buvo nuoširdus. Kai pasaulis aplink ją ims griūti, ji atrodys nepaprastai nuostabi. Paskutinė savaitė prieš vestuves prabėgo greitai, kupina paskutinių akimirkų pasiruošimų ir didėjančio streso. Vanesa įsitraukė į nuotakos vaidmenį su tokia intensyva, kad atrodė, jog ji arba tikrai džiaugiasi, arba desperatiškai stengėsi išlaikyti savo pasirodymą. Atsižvelgiant į tai, ką žinojau, maniau, kad tai buvo antrasis variantas. Jie atliko paskutinius suknelės matavimus, patvirtino maisto tiekimo detalės ir prižiūrėjo bažnyčios bei šventės vietos puošimą. Kitiems jie atrodė kaip moteris gyvenanti savo svajonėje, tačiau tik aš žinojau, kad iš tikrųjų jie organizuoja išskirtinį apgaulę. Repeticijos vakarienė vyko 2 naktis prieš vestuves mūsų kaimo klube. Vanesa pakvietė apie 30 žmonių, įskaitant savo draugę Rachel, kuri atskrido iš Sietlo, kad būtų pamergė. Rachel buvo maloni, marketingo specialistė, turinti įprastą socialinės žiniasklaidos buvimą ir patvirtintą darbą. Viskas, kuo Vanesa bandė apsimesti. Vakarienės metu stebėjau, kaip Vanesa bendrauja su svečiais kaip politikas fundraising renginyje. Ji užmezgė asmeninius pokalbius su kiekvienu, prisiminė detalės apie jų gyvenimus ir privertė visus jaustis ypatingais. Ji buvo žavinga, maloni ir visiškai įtikinama. Tavo brolis toks laimingas, man pasakė Rachel, kai ragavome kokteilius. Vanesa nuolat kalba apie jį. Niekada nesu mačiusi jos taip laimingos, tai kėlė nemalonius klausimus apie tai, kiek Rachel žinojo apie tikrąją Vanesos situaciją. Ar ji buvo apgaulės bendrininkė, ar dar viena Vanesos manipulacijų auka, kiek laiko jūs draugaujate, paklausiau tikėdamasi sužinoti daugiau. Apie 2 metus, atsakė Rachel. Susipažinome per moterų verslininkių tinklą. Vanesa tada pradėjo savo konsultacijų verslą, taigi visos Rachel draugystės pamatai buvo pastatyti ant melų. Man net išėjo gaila jos. Vakaras vyko sklandžiai, kol Davidas atsistojo pasakyti savo repeticijos vakarienės kalbos.
Jo žodžiai apie sielos draugą ir ateitį su žmogumi, turinčiu tas pačias vertybės, buvo beveik nepakeliami. Jis buvo toks nuoširdus, toks tikrai laimingas, kad turėjau pasiteisinti ir nuvažiuoti į tualetą, kad susitvarkyčiau. Kai grįžau, Vanessa stovėjo prie mikrofono ir sakė savo kalbą apie tai, kaip rado savo amžiną namą su Morrisonų šeima. Visada maniau, kad šeima yra pasirenkama, o ne tik paveldima, ji pažvelgė tiesiai į mane. Ir esu dėkinga, kad ši šeima pasirinko mane priimti, net kai galbūt būtų buvę lengviau būti atsargiems. Ryto saulė švietė ryškiai, tarsi norėdama pasveikinti ypatingą dieną, tačiau mano širdyje kirbėjo nerimas, kuris neturėjo nieko bendra su būsimomis pamergės pareigomis. Mano mintys buvo užimtos artėjančio įvykio, kuris galėjo pakeisti ne vieną gyvenimą. Žinojau, kad Torres buvo pakeliui į bažnyčią, manydamas, kad susitiks su žmona, tačiau nežinojo, jog jo mylimasis žmogus tuokėsi su kitu. Laikas buvo suderintas tobulai, jis turėjo atvykti būtent tada, kai ceremonija prasidės. Per visą tą laiką, kai rengiausi, prisimindavau, kaip viskas pasikeitė. Vanessa atrodė nuostabiai, apsirengusi elegantišką asilueto suknelę, kurios blizgesys galėjo varžyti su brangiausiais automobiliais. Ji buvo ramus ir susikaupęs, net neparodantis streso, kurį galėtum tikėtis iš moters, ketinančios įsipareigoti keliems žmonėms vienu metu. Atrodo nuostabiai, pasakiau, kai fotografas fiksavo akimirkas. Ačiū, Lydija. Žinau, kad turėjome nesutarimų, bet man labai svarbu, kad esi čia šiandien. Jo žodžiai, atrodo, buvo nuoširdus ir nors žinojau apie jos klastą, buvau beveik sujaudinta. Jei nedokumentuota jos apgavystė, galbūt būčiau pradėjusi abejoti savo nuomonę apie ją. Bet turėjau įrodymus ir netrukus tai sužinos visi susirinkusieji. Svečių srautas pamažu plūdo į bažnyčią, o aš pastebėjau kelis tėvo verslo partnerius, Davido kolegijas ir giminaičius, kurių nemačiau metus. Visi buvo pasipuošę, džiaugsmingai laukdami, ką laikė gražia tikros meilės švente. Mama atrodė nuostabiai savo vestuvių motinos aprangoje, pasitikdama svečius ir stengdamasi, kad kiekviena detalė būtų tobula. Tėtis, vilkintis mokingą, atrodė išdidžiai, ruošdamasis oficialiai pasveikinti savo naująją dukterį. Emma, jaudindamasi dėl savo rolės ceremonijoje, šypsojosi ir nekantriai laukė savo momento. O David? Jis atrodė kaip loterijos laimėtojas, stovėdamas prie altoriaus, nuolat tikrino laikrodį ir šypsojosi, laukdamas nuotakos pasirodymo. Atsistojau kaip pamergė, laikydama puokštę ir stengdamasi išlaikyti neutralų veidą. Bet tuoj prasidės muzika ir Vanessa pradės žengti link altoriaus, link vedybų, kurios jau buvo teisiškai neįmanomos. Staiga bažnyčios durys atsidarė ir ji pasirodė kartu su tėčiu, kuris ją vedė, nes jos tėvas, pasak legendos, buvo miręs. Ji buvo tiesiog nepakartojama. Kaip pasakų herojė, Vanessa žengė per bažnyčios praėjimą, o susirinkusieji stebėjo ją su džiaugsmu ir susižavėjimu. Davidui pamačius ją, veidas nušvito laime, tai turėjo būti laimingiausia akimirka jo gyvenime. Ministras pradėjo ceremoniją tradiciniais žodžiais apie meilę, įsipareigojimą ir šventą santuokos ryšį. Vanessa ir Davidas pasikeitė savo pačių rašytomis priesaikomis, pažadėdami mylėti ir gerbti vienas kitą visą likusį gyvenimą. Tačiau ironija, įsismelkusi į šią akimirką, buvo beveik apgauti. Jei kas nors turi priežasčių, kodėl šie du neturėtų susituokti, dabar kalbėkite arba amžinai nusiraminkite, tarė ministras. Ir tuo pačiu akimirką bažnyčios durys staiga atsidarė. Karo seržantas Michael Torres, vilkintis nepriekaištingų uniformų, ryžtingai žengė per praėjimą, laikydamas dokumentų aplanką rankose. Tyla buvo tokia, kad ją galima buvo jausti, tačiau būtent tada viskas tapo dar įdomiau. Michaelas, stovintis bažnyčios gale, atrodė rimtas, o jo uniforma buvo nepriekaištinga. Jo rankose laikomas aplankas, kuriame, žinojau, buvo dokumentai galintys nutraukti Vanesos svajonių akimirką. Susirinkusieji sujudo, apstulbę švelniomis murmėjimo bangomis. Davidas atrodė sutrikęs, akimis bėgdamas tarp savo nuotakos ir nepažįstamojo, kuris įsiveržė į jų ceremoniją. Vanessa pasidarė visiškai blyški, jos puokštė drebėjo rankose.
Vanessa Torres su autoritetu, kuris leido jam būti išgirstam ir paklausytam, sušuko Michailas. Turime kalbėtis, šie žodžiai, išgirsti naudojant jo susituokusią pavardę, smogė susirinkusiesiems kaip fizinis smūgis. Galėjai pajusti, kaip pasikeitė kambario energija, kai žmonės pradėjo suprasti, kad kažkas yra labai negerai. Atsiprašau, tarė ministras, akivaizdžiai suglumęs. Bet tai privati ceremonija. Jei galėtumėte, prašome. Iš tikrųjų, reverende, būtent čia man ir reikia būti, įsiterpė Torres, tvirtai žengdamas per praėjimą. Nes ta moteris prie altorius jau yra mano žmona. Negalėjau nepastebėti, kaip susirinkusieji sušuko iš siaubo. Mama uždėjo ranką ant krūtinės, tėvo veidas išblyško, o Emma tiesiog išsižiojo iš šoko. Davidas stovėjo sustingęs prie altoriaus, bandydama suprasti, ką girdi. Vanessa galiausiai surado savo balsą. Aš nežinau, kas šis žmogus, tarė ji, balsas drebėjo, tačiau ji buvo pasiryžusi. Tai tikrai kažkokia klaida arba ne klaida. Vanessa, Michailas jau buvo prie altoriaus pakankamai arti, kad visi matytų šeimos panašumą nuotraukose, kurias jis ištraukė iš savo aplanko. Jie buvo susituokę Las Vegase, Nevada, prieš 2 metus kovo 15 aja. Clark County santuokos liudijimo numeris 47291. Jis pakėlė oficialų dokumentą, kad visi galėtų jį pamatyti. Net iš savo vietos kaip jaunoji galėjau pamatyti parašus ir oficialius antspaudus, kurie padarė jį neabejotinai teisėtu. Praėjus 2 metams, kai jis buvo toli, David pagaliau rado savo balsą. Tu jau 24 mėnesius gauni mano karinės sutuoktinės išmokas, tęsė jis, jo balsas tapo tvirtesnis. Įskaitant $1,500, kuriuos siunčiau praėjusią savaitę kaip dovaną mūsų sukakčiai. Jis atrodė kaip žmogus, kurio kantrybė baigėsi. Kas čia vyksta? Staiga paklausė jis, žvelgdamas į Torresą, kuris atrodo buvo pasiruošęs atsakyti. Atsiprašau, kad sužinojote šiuo būdu, ponė, kreipėsi Torresas į Davidą. Bet jūsų nuotaka yra mano žmona. Mes esame teisėtai susituokę jau 2 metus. Aš buvau dislokuotas užsienyje, o grįžau namo anksčiau, kad ją nustebinčiau. Jis mostelėjo į Vanessą su kartėlio kupinu šypsniu. Panašu, kad aš esu tas, kuris buvo nustebintas. Bažnyčia užsikimšo šnabždesiais, žmonės bandė suprasti, kas vyksta. Išgirdau šokiruotų šūksnių ir painių klausimų fragmentus, bet mano dėmesys buvo visiškai sutelktas į Vanessą. Ji buvo įstrigusi ir tai puikiai suprato. Jos kruopščiai sukonstruota kaukė byrėjo akimirksniu ir ji neturėjo kur bėgti. Nė vienas žavesys ar manipuliacija negalėjo paaiškinti teisės akto, kurį pateikė jos tikrasis vyras. Tai beprotybės, sušuko ji, balsas skambėjo tarsi tikra panika. Aš niekada savo gyvenime nesu mačiusi šio vyro. Tai turi būti kažkokia apgavystė ar tapatybės vagystė. Torresas ištraukė telefoną ir parodė ekraną Davidui, ministrui ir mano tėvui. Tai žinutės iš jos telefono numerio, siųstos vakar, kuriuose ji rašė, kaip ji manęs ilgisi ir nekantrauja, kada aš grįšiu namo. Įrodymai buvo neabejotini, akivaizdus ir dabar vieši. Būtent to ir tikėjausi, tačiau matyti viską iš arti buvo dramatiškiau, nei įsivaizdavau. Davidui atrodė, tarsi kas nors būtų jį fiziškai smogęs. Supratimas, kad jis gyveno melą daugiau nei metus, buvo užrašytas jo veide. Painiava keitėsi supratimas, išdavystė, o išdavystė įpykimu. Vanessa, tarė jis, jo balsas skambėjo mirtinai ramiai. Ar tai tiesa? Akimirką man atrodė, kad ji gali toliau neigti viską, tačiau pažvelgusi į Torresą, vilkinti karinės uniformas ir laikantį oficialius dokumentus, net Vanessa nesugebėjo išlaikyti kaukės. Jos pečiai šiek tiek nusviro ir pirmą kartą, kai ją pažinojau, ji atrodė iš tikrųjų nugalėta. Galiu paaiškinti, sušuko jį tyliai. Bet paaiškinimų niekas nenorėjo girdėti. Bažnyčia paniro į chaosą. Dabar svečiai stovėjo, įsitiesę kaklus, kad geriau matytų dramą vykstančią prie altoriaus. Kai kurie jau išsitraukė telefonus ir aš supratau, kad šis incidentas greitai taps viešas. Paaiškink, David balsas kaip peilis perskrodė triukšmą.
Paaiškink, kaip tu esi ištekėjusi už kito žmogaus, kol stovi čia, bandydama ištekėti už manęs. Paaiškink, kaip tu melavai apie viską daugiau nei metus. Vanesa desperatiškai žvelgė aplink, tarsi ieškodama pabėgimo kelio arba žmogaus, galinčio jai padėti. Bet galiausiai apgaulės sienos užsidarė aplink Vanesą. Nėra taip, kaip tu galvoji, pasakė ji, tačiau jos balsas skambėjo be jokių įsitikinimų. Michailas ir aš susituokėme jauni, tai buvo impulsyvu. Vos pažinojome vienas kitą. Kai jis išvyko į tarnybą, pagalvojau, ką tu pagalvojai. Torres žengė žingsnį arčiau, jo kariniai bruožai dar labiau sustiprino jo autoritetą. Kad galėjai tiesiog apsimesti, jog aš neegzistuoju? Kad galėjai iššvaistyti mano tarnybos atlyginimą, ieškodama turtingesnio vyro, finansinė tiesa smogė bendruomeniai kaip dar viena bombos sprogimo banga. Stebėjau, kaip mano tėvo veidą pradeda skleisti supratimas, kai jis pradėjo jungti taškus apie Vanesos paslaptingą pajamų šaltinį. Konsultacijų verslas, tėvas ištarė labiau savo nei kam nors kitam. Niekada nebuvo jokio konsultacijų verslo, Torres liūdnai purtė galvą. Ji gyveno iš mano kariuomenės atlyginimo ir pašalpų, kol aš buvau tarnyboje. Kiekvieną mėnesį siuntiau pinigus namo, manydamas, kad mano žmona kuria mūsų ateitį kartu. Jis ištraukė iš savo planko daugiau dokumentų, banko išrašų, kuriuose matėsi reguliarios perlaidos iš Šiutovai kariuomenės nuomos sutartį Portlande, už kurią mokėjau sveikatos draudimo reikalavimus, pateiktus mano kariniais privalumais. Apgaulės sistematizmas tapo aiškus visiems. Tai nebuvo tik moteris, padariusi blogų pasirinkimų. Tai buvo kažkas, kas sukūrė sudėtingą schemą, siekdama apgauti tiek savo teisėtą vyrą, tiek numatytą auką. Kiek ilgai, paklausė Davidas, jo balsas skambėjo tuščiai. Kiek ilgai planavai tai tęsti? Vanesos ramybė galiausiai visiškai subyrėjo. Ašaros ėmė riedėti jos skruostais, nors nebuvo aišku, ar jos buvo nuoširdžios, ar tik vaidinamos. Aš norėjau tau pasakyti, sakė ji desperatiškai. Norėjau pateikti skyrybų prašymą ir viską sutvarkyti prieš mums susituokiant. Man tiesiog reikėjo daugiau laiko, kad sugalvočiau, kaip paaiškinti savo tarnybos vyrui, kad palieku jį dėl kažko turtingesnio. Torres kosėja, pasibjaurėjimas buvo akivaizdus kiekviename žodyje. Aš Afganistane jau 8 mėnesius, šaudydamas į kulkas ir kiekvieną dieną pasiilgdamas tavęs, kol tu planavai vestuves su kitu vyru. To žiaurumas buvo šokiruojantis. Kol Torres tarnavo savo šaliai ir ištikimai palaikė savo žmoną, jis sistematiškai apgaudinėjo visus aplinkinius, siekdama užsitikrinti pelningesnę ateitį. Mama pasiekė bažnyčios priekį, jos veidas buvo pilnas šoko ir siaubo. Vanesa mieloji, tikrai buvo kažkokia nesusipratimas. Nėra jokio nesusipratimo, ponia Morrison, švelniai, bet tvirtai tarė Torres. Jūsų sūnus susitikinėja su vedusia moterimi, kuri vykdo pašalpų apgaulę su Šiutovai kariuomenė. Tai nesantykiai, kurie nepavyko. Tai organizuota apgaulė. Emma dabar verkė, nesvarbu ar dėl šokiruojančios tiesos, ar dėl to, kad buvo sugriauta tai, ką ji laikė gražia meilės istorija. Svečių akys buvo atviros, jie stebėjo viską įsitempę. Baigėsi pamaldos ir žmonės pradėjo pamažu palikti bažnyčią, suvokdami, kad šis chaosas nebus išspręstas greitai ar tyliai. Davidas stovėjo prie altoriaus apsirengęs vestuviniu smokingu, jį supo gėlės ir žvakės, viskas, kas turėjo simbolizuoti laimingiausią jo gyvenimo dieną. Tačiau jo veidas liudijo apie visiškai kitokią tikrovę, jis atrodė kaip žmogus, stebintis, kaip jo pasaulis griūva tiesiog akyse. Kelionės, staiga tarė jis, lyg dėliodamas į vietas visus galvosukius. Visos tos verslo kelionės, kai tu jį lankydavai, Vanesa, jo sužadėtinė, išsigandusi purtė galvą. Ne apie tai kalbu. Kartais man reikėjo palaikyti išorę. Išorę, kad būčiau ištekėjusi už tavo tikro vyro, kol planavai tuokti su manimi dėl mano pinigų. Davidui balsas stiprėjo, jo pyktis augo. Ar turi nors menkiausią supratimą, ką man padarei? Mano šeimai? Jam, jis mostelėjo į Torresą, kuris stovėjo kaip kareivis, niekaip nepasiduodamas emociniam chaosui aplinkui. Pone, tiesiai kreipėsi į Davidą Torresas. Noriu, kad žinotum, jog nieko apie tai nežinojau.
Jei būčiau žinojęs, kad jis susijusi su kuo nors kitu, viską būtume sprendę visiškai kitaip. Torreso parodyta pagarba ir orumas tokioje neįmanomoje situacijoje tik dar labiau išryškino Vanesos apgaulę. Šis žmogus buvo išduotas taip pat kaip ir Davidas, tačiau jis elgėsi su garbe, kol jo žmona griuvo po savo melų našta. Tačiau Vanesa dar nebaigė. Mačiau, kaip jos veidas keičiasi, ašaros išnyko, jos laikysena šiek tiek įsitiesė. Ji ruošėsi paskutiniam desperatiškam žingsniui ir mane apėmė nerimas. Žinojau, kas tai bus. Vanesa nusivalė ašaras ranka ir giliai įkvėpė. Kai ji pakėlė galvą, jos veidas tapo nebe nusiminusiu, o išdidžiu. Žinai ką, tarė ji, balsas įgavo jėgų. Noriu sužinoti, kieno tai tikrai kaltė. Ji apsisuko ir tiesiai parodė į mane, jos pirštas drebėjo nuo pykčio ar adrenalino. Visas šitas dėl jos. Lydė negali pakęsti, kad jos tobulas brolis rado žmogų, kuris iš tikrųjų jį myli. Jis sabotavo mus nuo pat pirmos dienos. Šis kaltinimas kaip žaibas sukrėtė bažnyčią. Visi žvilgsniai nukrypo į mane ir aš pajutau 200 porų akių svorį, staiga sutelktą mano pusėn. Net Torresas atrodė sumišęs dėl tokio netikėto posūkio. Ji pasamdė privatų detektyvą, kad išsiaiškintų apie mane, tęsė Vanesa, jos balsas artėdamas prie isterijos. Ji planavo tai mėnesiais, nes negali pakęsti, kad Davidas pasirinko mane vietoj savo brangios šeimos. Jos strategija buvo geniali, joje buvo tiek tiesos, kad ji atrodė įtikinama. Iš tiesų, aš buvau pasamdžiusi Markusą Webą ir tikrai tyrinėjau jos praeitį. Lydija sėdėjo tarp savo šeimos narių, kai Vanesa pradėjo skambėti, tarsi būtų pasinaudojusi visomis šeimos drama ir paslaptimis. Atrodo, kad tai labiau pavydžios sesers elgesys, o ne tikra rūpestis, sakė jis, spausdama ant Lydijos kaip seniai matytą žaizdą. Lydija visada buvo pavydi Davido sėkmės, Vanesa tęsė, žaisdama su metų šeimos dinamikos niuansais, kuriuos ji puikiai išmanė. Kai Davidas rado tikrą meilę, Lydija negalėjo pakęsti, kad nebejojo dėmesio centre. Žiūrėjau į savo šeimos veidus, kai jie apdorodavo šiuos kaltinimus. Mama atrodė sutrikusi ir sužeista, akivaizdžiai susipainiojusi tarp to, ką girdėjo, ir to, ką buvo matyti. Tėvo veidas nesakė nieko, o Emma žiūrėjo į mane tarsi niekada nemačiusi. Ir Davidas. Jis žiūrėjo į mane su kažkuo, kas galėjo būti abejonė. Ar tai tiesa, Lydija? Tyliai paklausė jis. Ar tu pasamdei ką nors ištirti, Vanesa? Klausimas pakibo ore, kaip kardo ašmenys virš mano galvos. Tai buvo akimirka, kurios Vanesa siekė, paversdama tiesą ginklų prieš mane. Jei prisipažinčiau apie tyrimą be tinkamo konteksto, pasirodžiau būdama ta pavydi, kerštinga sesuo, kaip ji mane vaizdavo. Bet jei tai neigčiau, Torres stovėjo čia su įrodymais, kurie paneigtų bet kokias melagystės, kurias galėčiau pasakyti. Taip, paprastai pasakiau. Aš tai padariau. Susirinkimas sprogo šnabždesiais ir šokiruotais šūksniais. Vanesos veidas nušvito kerštingų pasitenkinimu. Štai, ji triumfavo. Ji planavo šią gėdą mėnesius. Ji negalėjo pakęsti, kad Davidas laimingas, tad nusprendė sunaikinti mūsų vestuves. Tai buvo meistriška manipuliacija, paverčianti jos pačios nusikaltimus mano kaltėmis. Ji tikėjosi, kad mano šeimos esama nuomonė apie mane kaip apie sunkią seserį privers juos patikėti jos versiją apie įvykius, o ne apsvarstyti, kodėl aš galėjau jaustis priversta tirti. Ji serga, tęsė Vanesa, dabar jau visiškai įsibėgėjusi, apsėsta kontroliuoti Davido gyvenimą, nes negali pakęsti, kad jis nebepaklausė jos. Visa tai buvo jos iškreiptas kerštas už tai, kad nebuvo svarbiausia moteris jo gyvenime. Psichologija buvo nuostabi ir šiurpi. Ji paėmė kiekvieną mano nesaugumą apie savo vietą šeimoje ir pavertė ją ginklų prieš mane, paversdama mano tikrą rūpestį patologiniu pavyduliavimu. Lydija, tarė mama, jos balsas buvo storas nusivylimu. Kaip galėjai tai padaryti savo brolio vestuvių dieną? Ir štai tai. Net susidūrusi su Vanesos bigamijos ir apgaulės įrodymais, pirmasis mamos instinktas buvo kaltinti mane už tai, kad tai atskleidžiau.
Šeimos dinamikos, kurias Vanesa taip meistriškai išnaudojusi, vis dar veikia net dabar. Torres atrodė visiškai sumišęs dėl šio pokalbio posūkio. Pone, kreipėsi jis tiesiai į Vanesą. Aš nesuprantu, ką jūsų sesuo turi bendro su faktu, kad esate ištekėjusi už manęs, bet Vanesa dabar buvo įsibėgėjusi, žaisdama savo paskutinį kortelę su viskuo, ką turėjo. Ji tikriausiai sumokėjo šiam žmogui, kad apsimestų mano vyru, sakė ji desperatiškai. Ji yra pakankamai serganti, kad pasamdyti aktorių sunaikinti mano gyvenimą. Žvelgdamas į ją, Davidas negalėjo patikėti savo akimis. Ar jis išvis atrodo kaip žmogus, kurį aš galėčiau vesti? Su panieka išrėžė Vanesa, šitaip įžeisdama Torresą. Šis išpuolis buvo toks kasdieniškas ir žiaurus, kad keli žmonės bažnyčioje net susigūžė. Čia buvo apdovanotas karys, kuris ištikimai palaikė ją, kol ji planavo įsipainioti į bigamiją, o jį atmetė kaip nesiekiančią jo standartų. Torreso veidas sukietėjo. Pone, aš turiu mūsų santuokos liudijimą, bendrus mokesčių deklaracijas ir 2 metų banko išrašus. Jei jūsų sesuo kažkaip suklastojo visą tai, taip pat kaip ir mano karinio tarnybos įrašą, ji yra sudėtingiausias nusikaltėlis, kokį pasaulis kada nors matė, jo sausas tonas beveik privertė mane šypsotis. Beveik. Ar tu nesupranti, ką ji daro? Vanesa maldavo Davido. Ji verčia tave prieš mane su melais ir manipuliacijomis. Ji negali pakęsti, kad tu myli ką nors labiau nei ją. Tačiau erdvėje buvo jaučiamas pokytis. Vanesa desperacija tapo akivaizdi, o žmonės pradėjo matyti pro jos pasirodymą. Svarbiausia, Davidas taip pat pradėjo aiškiau matyti. Galėjau stebėti, kaip jo mintyse viskas susidėliojo į vietas. Ne tik apie Vanesą apgaulę, bet ir apie mėnesių manipuliacijas, kurios privertė jį abejoti manimi. Būtent jį izoliuodavo nuo šeimos, sistemingai sėjo sėklas nepasitikėjimo mano motyvais. Dabar jis nebežiūrėjo į mane su abejonėmis, o į Vanesą su pripažinimu. Davidas stovėjo kaip sustingęs, atrodė, kad laikas sustojo. Bažnyčioje buvo tylu, tik retkarčiais girdėjosi šnabždesiai ir žmonių judesiai. Vanesa sunkiai kvėpavo, išnaudojusi visą energiją savo desperatiškam puolimui prieš mane. Kai Davidas pagaliau prabilo, jo balsas buvo ramus, tačiau ši ramybė buvo baisesnė nei šauksmas. Vanesa, jis lėtai tarė. Koks buvo mano močiutės vardas, kuri, kaip tu sakai, tau davė savo žiedą? Šis klausimas pasirodė tarsi iš niekur ir Vanesa atrodė sumišusi dėl pokyčio temos. Tavo močiutė, Rose, ji suklupo. Tu sakei, kad ji buvo nuostabi moteris. Mano močiutė Rose buvo mano tėvo motina, Davidas tęsė tuo pačiu baisiai ramiai. Ir ji iš tikrųjų buvo nelaiminga, piktas moteris, kuri sunkino visų gyvenimą iki pat mirties. Bažnyčioje buvo galima išgirsti, kaip krenta smeigtukas, net šnabždesiai nutilo. Tu visą laiką nešiojai Helen Morrison žiedą ir niekada nesiteikei apie ją paklausti, nes tau iš tikrųjų nerūpėjo mūsų šeimos istorija. Tu tiesiog vaidinai vaidmenį. Vanesos burna atsidarė ir užsivėrė, ją apėmė šokas. Mažas rodos niekingas detalė, kuri anksčiau atrodė neįdomi, dabar griauna visą jos kredibilumą. David susikaupęs žiūrėjo į mane pirmą kartą ir aš pajutau, kaip įtampa ore sustiprėjo. O lydė, jis tęsė, kada tiksliai tu pasamdei šitą detektyvą, žvelgiau jam į akis, tvirtai atsakydama, prieš 2 mėnesius. Jis pakartojo, prieš 2 mėnesius, kalbėdamas apie tai, kad aš turėjau daug klausimų apie Vanesos darbą, klausimų, kurie, kaip ji man sakė, ją neramino, jis vėl atsisuko į nuotaką. Jo veidas pradėjo skleisti šviesos spinduliams, kai jis suvokė visą tiesą. Tu man sakei, kad mano sesuo pavydi. Sakei, jog ji negali pakęsti, kad aš esu laimingas. Siūlėjai jai rasti užsiėmimų, kol mes planuojame vestuves, kiekvienas jo žodis tapo tvirtesnis, o pasitikėjimas augo su kiekviena nauja atskleista detale. Tu sistemingai sukūrei prieš mane mano pačios seserį, kad aš negirdėčiau, kai ji bandė mane įspėti apie tave. Vanesos galva šoko iš šono į šoną, ji beviltiškai bandė pasipriešinti, David, ne, tai ne visos pokalbių temos. Tačiau jis nepasidavė, tęsė, kiekviename šeimos vakarienė, kai aš jaučiau, kad lydė elgėsi sunkiai.
Kiekvieną kartą, kai aš atmesdavau jos rūpesčius kaip pavydą, tu viską organizavai. Tuo metu visi, kurie klausėsi, pradėjo suprasti, kad Vanesos manipuliacijos pamažu dėliojasi į vietas ne tik Davidui, bet ir visiems aplinkui. Mėnesiai subtilių užuominų skirtų izoliuoti mane nuo šeimos ėmė aiškėti kaip apgalvota strategija, o ne nekalti pastebėjimai. Tu nuodijai mano santykius su seserimi, tarė Davidas, jo balsas virpėjo augančių įsiūčių, kuris tapo dar galingesnis, nes jis jį kontroliavo. Tu privertei mane abejoti žmogumi, kurį pažįstu visą savo gyvenimą, kad aš nepastebėčiau, jog tu melavai dėl visko. Tuo metu Torres, stebėjęs visą šį atskleidimą su akivaizdžiu sumišimu, žengė žingsnį į priekį. Pone, jei galima, ji tą patį padarė ir man. Sakė, kad jos šeima nesupranta mūsų santuokos, nes jie nepritarė kariškių žmonoms. Sakė, kad jos sesuo konkrečiai buvo pasakiusi žiaurių dalykų apie mano tarnybos atlyginimą, susirinkusi minė išleido dar daugiau atodūsių. Vanesa žaidė tą pačią manipuliacijų žaidimą abiejose pusėse, sukurdama nesantaiką tarp savo vyro ir jo charakterio, o taip pat ir mano šeimos. Ji tau pasakė, kad aš pavydžiu jo sėkmės, tyliai kalbėjau, tiesiogiai žvelgdama į Davidą. Bet ji Torresui sakė, kad aš negerbiu jo kariuomenės tarnybos. Ji padarė visus mūsų priešais vienas kito istorijose. Davidas užmerkė akis akimirkai, o kai jas atvėrė, jos buvo prisipildžiusios to, ko seniai nebuvau matęs jo veide. Aiškumu. Dieve mano, jis sušnabždėjo. Koks žmogus tai daro? Koks žmogus sistemingai griauna santykius dėl pramogos? Aš niekada nenorėjau, ji pradėjo, bet jis ją nutraukė griežtų gestų. Tu turėjai omenyje kiekvieną šito pokalbio žodį. Tu planavai kiekvieną pokalbį, kiekvieną manipuliaciją, kiekvieną melą, jo balsas vėl stiprėjo. Tu pavertei mane žmogumi, kuris abejoja savo pačios seserimi. Tu padarei mane bendrininku izoliuojant tą, kurią myliu, nes tai tiko tavo tikslams. Bažnyčioje tvyrojo nerimą kelianti tyla, kai jis apžvelgė susirinkusius, mūsų šeimos narius, draugus ir verslo partnerius, kurie atėjo pasveikinti jo su tuo, ką laikė jo laime. Ar žinote, kas yra blogiausia? Paklausė jis, nors tai buvo aiškiai retorinis klausimas. Blogiausia buvo tai, kad aš buvau taip trokštanti tikėti, jog radau žmogų, kuris myli mane tokią, kokia esu, jog ignoravau kiekvieną įspėjamąjį ženklą. Norėjau pasakos taip labai, kad leidausi įtikinta, jog mano pačio šeima yra problema. Vanesa vėl verkė, tačiau šį kartą tai nebuvo vaidinimas. Tai buvo ašaro žmogaus, stebinčio, kaip jo pasaulis griūva ir galiausiai supratusio, kad kelio atgal nėra. Tačiau Davidui dar nebuvo laikas sustoti. Tu teisus dėl vieno dalyko, Vanesa. Mano sesuo tikrai tave ištyrė ir Dievas žino, kad ji tai padarė, nes išgelbėjo mane nuo didžiausios mano gyvenimo klaidos. Jis atsisuko į mane. Ir pirmą kartą per mėnesius pamačiau, kaip mano brolis žiūri į mane su pagarba, o ne įtarumu. Atsiprašau, Lydė, pasakė jis, jo balsas šiek tiek drebėjo. Atsiprašau, kad leidau jai pasukti mane prieš tave. Turėjau pasitikėti tavimi. Turėjau klausyti. Atsiprašymas, kurio laukiau mėnesius, pagaliau išėjo į dienos šviesą, tačiau ne tokiu būdu, kaip kada nors įsivaizdavau. Bažnyčioje tvyrojo absoliuti tyla, visi sulaikė kvapą, kai Davidas bandė susikaupti prieš tai, kas akivaizdžiai turėjo būti jo paskutiniai žodžiai moteriai, su kuria jis planavo tuoktis. Kai jis vėl prabilo, jo balsas skambėjo visoje šventovėje su ta autoritetu, kurį prisiminiau iš mūsų vaikystės. Mano didysis brolis tvarkė situaciją, užtikrindamas, kad visi suprastų, kur jie stovi. Ponios ir ponai, kreipėsi jis tiesiogiai į susirinkusiuosius, aš jums visiems turiu atsiprašyti už tai, kad atvedžiau jūs čia klaidingais pagrindais. Atėjote švęsti tai, ką manėte esant santuoka tarp dviejų žmonių, kurie myli vienas kitą. Vietoje to jūs buvote liudytojais, kaip atskleidžiamas žmogus, kuris visą savo gyvenimą pastatė ant apgaulės ir manipuliacijos. Jis mostelėjo į Vanesą, kuris stovėdama altoriuje savo nuostabioje vestuvinėje suknelėje atrodė kaip elnias, pagautas žibintų šviesoje. Ši moteris nėra tokia, kokia mes visi manėme. Ji nėra nepriklausoma verslininkė. Ji nėra ta, kuri įsimylėjo ir padarė keletą klaidų.
Ji yra sukčiai, kuris sistemingai manipuliavo visai šioje patalpoje, įskaitant mane, daugiau nei metus. Susirinkusieji buvo sužavėti, įsikibę į kiekvieną jo žodį. Kai kurie žmonės filmavo telefonu, nors nesugebėjau pasakyti, ar tai buvo asmeniniai atminčiai ar pasidalijimui vėliau. Ji įtikino mane, kad mano sesuo buvo pavydinga ir kerštinga, tęsė Davidas, jo balsas vis labiau stiprėjo. Ji privertė mane abejoti savo šeimos nuomonę, nes jos istorijos kvestionavimas reikšdavo kvestionuoti viską, ką norėjau tikėti apie savo laimę. Jis tiesiogiai atsisuko į Vanesą ir žvilgsnis jo akyse buvo toks, kokio niekada anksčiau nebuvau mačiusi. Ne pyktis, ne skausmas, o kažkas šaltesnio ir galutinio. Vanesa, ar žinai, kas iš tikrųjų yra nesėkmingas šiame kambaryje? Garsiai paklausė Davidas, jo balsas aidėjo po bažnyčią. Tai ne mano sesuo, kuris stengiasi apsaugoti šeimą, net kai tai ją atrodė kaip piktadarė. Ne mano tėvai, kurie tave priėmė su atviromis rankomis, nes pasitikėjo mano sprendimais. Ir net ne Torresas, kuris tarnavo savo šaliai, tuo pat metu palaikydama žmogų, kuris jį kiekvieną dieną išduodavo. Jis tęsė, o savo žodžiais tarsi apšvietė visus bažnyčios kampus. Nesėkmė esi tu. Tu turėjai vyrą, kuris tave mylėjo tiek, kad net siuntė savo atlyginimą iš karo zonos. Turėjai šeimą pasiruošusią priimti tave kaip dukrą ir seserį. Turėjai visas galimybės sukurti kažką tikro ir sąžiningo. O vietoj to, tu pasirinkai būti sukčiautoja. Šie žodžiai smogė Vanesai kaip fiziniai smūgiai. Ji dabar drebėjo, ar tai buvo pyktis, ar baimė, ar tiesiog šokas, kad buvo taip atvirai ir viešai išdalyta. Davidai, prašau, jį bandė dar kartą, bet jo balsas buvo tvirtas ir be emocijų. Ne. Tu negali įsikapstyti iš šios situacijos su prašymais. Tu įvykdei sukčiavimą prieš Jungtines valstijas. Tu bandei padaryti bigamiją prieš 200 liudytojų. Tu sunaikinai visų, kurie tau rūpėjo, pasitikėjimą. Ir visą tai padarei dėl pinigų. Jis ištraukė sužadėtuvių žiedą, mūsų senelės žiedą, iš kišenės ir perdavė tėvui. Tai priklauso mūsų šeimai, o ne kam nors, kas mus mato kaip lengvą grobį. Davidas dar kartą apžvelgė bažnyčią. Šiandien vestuvių nebus. Nepriklausomai nuo to, kas vyks, bus pokalbis su teisėsauga apie išmokas, sukčiavimą ir bandymą padaryti bigamiją. Teisiniai padariniai pagaliau pasiekė Vanesą. Jos veidas išbalso ir pirmą kartą ji atrodė tikrai išsigandusi, o ne tik įsprausta į kampą. O kalbant apie mano seserį, tęsė Davidas, pasukdamas žvilgsnį į mane, lydė, aš tave nuvyliau. Leidausi, kad žmogus, kurį pažinojau tik 12 mėnesių, privertė mane abejoti žmogumi, kurį pažįstu visą savo gyvenimą. Aš prioritetizavau savo laimę virš tavo gerovės ir man to gėda. Jo balsas sukluso, o aš pajutau, kaip ašaros kaupėsi mano akyse. Tu stengiaisi mane apsaugoti, o aš tave už tai nubaudžiau. Tu matei pro jos melus, kai aš buvau per daug įsimylėjęs, kad mąstyčiau aiškiai. Tu padarei sunkią, nepopuliarią pasirinkimą, nes pakankamai mane myli, kad rizikuotum mūsų santykiais, o neleistum man padaryti siaubingą klaidą. Jis priartėjo prie manęs ir pirmą kartą per mėnesius aš aiškiai pamačiau savo brolį, ne tą įsimylėjusi vyrą, kurį manipuliavo, kad abejotų savo šeima, bet tą žmogų, su kuriuo užaugau ir kuriuo visiškai pasitikėjau. Ar gali man atleisti? Jis paprašė paprastai. Aš linktelėjau, nes netikėjau, kad mano balsas sugebės išlikti stabilus. Vienintelis žmogus, kuris vertas atsiprašymo iš šios šeimos, jis pasakė, atsigręžęs į susirinkusius, yra seržantas Torres, tarnavęs savo šaliai su didžiausiu orumu, kol jo žmona planavo apgauti mus abu. Torres žengė žingsnį į priekį. Jo kariškas elgesys išliko tvirtas, nepaisant emocinio chaoso aplinkui. Jūs man nesate skolingas atsiprašymo, sir. Abu buvome tos pačios apgaulės aukos. Tiesiog esu dėkingas, kad jūsų sesuo turėjo drąsos atskleisti tai, kol jūs padarėte tą pačią klaidą, kurią padariau aš. Pagarba, kuris skambėjo jo balse, kai jis mane užsiminė, buvo kažkas, ką atsiminsiu ilgai. Deividas linktelėjo, tada dar kartą apžvelgė bažnyčią.
Visiems, kurie šiandien atėjote čia švęsti meilės ir įsipareigojimo, atsiprašau, kad turėjote stebėti tai, kas vyko, tačiau mieliau sužinojau tiesą priešais jūs visus, nei praleidau metus gyvendamas melu. Su šiais žodžiais jis apsisuko ir žengė per praėjimą, palikdamas Vanesą stovėti vieną prie altoriaus vestuvinėje suknelėje, apsupta savo kruopščiai sukurto apgaulės griuvėsių. Šou buvo baigtas. Po to viskas vyko greitai, kaip dažnai būna, kai tiesa iškyla į paviršių. Torres susisiekė su karinė policija, kad praneštų apie socialinės rūpybos sukčiavimą, o vakare Vanessa susidūrė su tiek civilių kaltinimais dėl bandymo poligamijos, tiek su kariniu tyrimu dėl sutuoktinio išmokų sukčiavimo. Teisinės pasekmės ją persekios metų metus, tačiau socialinės pasekmės buvo iškart katastrofiškos. Gandai sklido po mūsų socialinius ratelius vos per kelias valandas. Kitą rytą apie šią istoriją jau buvo šnabždamasi visur, nuo golfo klubų iki biurų ir kavinių visame mieste. Vanesos reputacija buvo visiškai sunaikinta, ne tik kaip žmogaus, kuris priėmė blogus sprendimus, bet kaip asmens, kuris sistemingai apgavo daugelį žmonių, išlaikydama sudėtingą fasadą. Finansinės nuostoliai taip pat buvo greiti. Vestuvių tiekėjai, šventės vieta, medaus mėnesio rezervacijos, viskas turėjo būti atšaukta, o dauguma užstatų buvo prarasta. Vanessa, žinoma, prarado prieigą prie Deivido sąskaitų. O kai Torres pateikė skyrybų prašymą, jis taip pat pranešė apie sukčiavimą jų bankui ir kredito kortelių kompanijoms. Per savaitę jį iš svajonių apie prabangų gyvenimą sėkmingo verslininko žmonos pozicijoje atsidūrė prieš teisinius mokesčius, kurių negalėjo sau leisti, ir reputaciją, kuri ją persekios visur. Tačiau tiesą sakant, stebėti, kaip ji praranda viską, nebuvo taip patenkinama, kaip matyti, kaip mano šeima gyja. Pokalbis, kurį Deividas ir aš turėjome kitą dieną po vestuvių, buvo vienas iš svarbiausių mūsų gyvenime. Jis ne tik atsiprašė. Jis prisiėmė atsakomybę už tai, kaip visiškai leido savimi manipuliuoti ir, svarbiausia, už tai, kaip leido šiai manipuliacijai pakenkti mūsų santykiams. Vis prisimenu, kiek kartų bandžiau tave įspėti, jis sakė, kai sėdėjome jo bute, supakuoti grąžintų vestuvinių dovanų. Kiekvienas klausimas, kurį uždaviau, buvo atmestas kaip pavydas. Davidui atrodė, kad jis buvo priverstas peržiūrėti savo požiūrį ir tai man teikė tam tikrą viltį. Kiekvienas tavo iškeliamas klausimas, kurį jis sugebėjo apversti prieš tave, buvo tarsi įrodymas, kad tu esi tas, kuris sukelia problemas. Tu buvai įsimylėjęs, pasakiau jam, nors dalis manęs vis dar jautė skausmą, kaip greitai jis pasuko prieš mane. Žmonės, būdami įsimylėję, kartais elgiasi beprotiškai. Tačiau tai nėra pasiteisinimas. Meilė neturėtų versti abejoti savo šeimos charakteriu. Manipuliacija tai kas kita. Davidui vis dar buvo sunku apdoroti viską, kas įvyko. Lydė buvo tikra meistrė savo amate. Kiekvienas pokalbis su ja buvo iš anksto suplanuotas, kad aš matyčiau tave kaip problemą, o neklausčiau jos istorijų. Mūsų susitaikymo akimirkoje man labiausiai įstrigo, kaip palengvėjo Davidui. Ne tik ištrūkus iš Vanessa apgaulės, bet ir atstatant mūsų santykius. Atrodė, tarsi jis nešėsi abejonių naštą apie savo šeimą, net nesuprasdamas to mūsų tėvai buvo šokiruoti, kai suvokė, kaip buvo apgauti. Tėvas ypač pyko ant savęs, kad nepasitikėjo savo verslo nuojautomis, kai Vanessa pateikė finansinės istorijas, kurios nesutapo. Aš vertinu žmonių finansinius reikalavimus jau 30 metų, jis sakė mūsų pirmame šeimos vakarienė po visko. Turėjau ją perprasti iš karto, tačiau būtent tai ir buvo Vanessa genialumas. Jis sakė viską, ką žmonės norėjo girdėti, o mane padarė blogietę, kai tik aš abejodavau. Viena labiausiai nustebinusi pasekmė buvo tai, kaip šis įvykis paveikė Davidą kaip lyderį įmonėje. Vietoj to, kad jaustųsi gėdingai dėl viešumo, jis sugebėjo elgtis su skaidrumu ir sąžiningumu, kas iš tikrųjų sustiprino klientų pasitikėjimą. Jis pripažino, kad buvo apgautas, paaiškino žingsnius, kurių imsis, kad tai niekada nepasikartotų, ir parodė būtent tą charakterį, kurio žmonės nori matyti valdytojų, kuris tvarko jų pinigus. Matydamas, kaip Davidas tvarkėsi su šia situacija, pasitikiu juo dar labiau, sakė vienas senas klientas. Kiekvienas gali būti apgautas profesionalaus sukčiaus, bet ne kiekvienas turi drąsos tai pripažinti viešai ir ištaisyti situaciją.
Po 6 mėnesių Davidui pavyko sustiprinti verslą kaip niekada anksčiau, o mūsų šeima įsikūrė į naują, sveikesnę kasdienybę. Šis išgyvenimas privertė mus visus iš naujo pergalvoti, kaip bendraujame ir kaip vertiname vieni kitų rūpesčius. Emma, kuri buvo sukrėsta vestuvių katastrofos, galiausiai man pasakė, kad tai išmokė ją svarbios pamokos apie pasitikėjimą savo nuojautomis. Aš žinojau, kad kažkas negerai su Vanessa, ji prisipažino. Bet visi kiti buvo tokie tikri dėl jos, kad pagalvojau, jog aš tiesiog paranojiška. O aš, nebegalėdama meluoti, jaučiau didelį pasitenkinimą, kad buvau taip visiškai ir viešai išteisinta. Mėnesius buvau vaizduojama kaip pavydžioji, sunki sesuo, kuri negali pakęsti brolio laimės. Kai tiesa pagaliau išaiškėjo tokiu akivaizdžiu būdu, atrodė, tarsi visata pagaliau sugrąžino viską į savo vietas. Tačiau tikrasis laimėjimas nebuvo įrodyti, kad buvau teisus dėl Vanessos. Tai buvo mano brolio sugrąžinimas. Porytės ryte po vestuvių atsibudau, tikėdamasi, kad jausiuosi triumfuojanti. Tačiau vietoj to mano širdyje apsigyveno kažkas daug geresnio - palengvėjimas. Palengvėjimas, kad Davidas yra saugus. Palengvėjimas, kad mūsų šeima vėl visa. Palengvėjimas, kad pasitikėjau savo intuiciją net tada, kai buvo lengviau tylėti. Vanessa praleido daugiau nei metus bandydama įtikinti visus, kad aš esu problema, kliūtis, nesėkmė. Tačiau galiausiai ji įrodė tik tai, kad kartais tas, kuris užduoda nepatogius klausimus, yra tas, kuris tave myli labiausiai. Tiesa turi savybę iškilti į paviršių anksčiau ar vėliau. Kartais tam prireikia apdovanoto kareivio, žengiančio į bažnyčią, tačiau ji visada ras būdą pasirodyti. Ir kartais geriausia keršto forma nėra sugrąžinti atgal. Tai tiesiog ramiai stovėti, kol kito žmogaus melai sugriūva po savo svorio. Jei ši istorija paliko jums pėdsaką, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti, kad gautumėte daugiau pasakojimų apie šeimos dramą, toksiškus santykius ir tą malonumą, kuris ateina, kai tiesa galiausiai pasirodo. Kartais tie, kurie mus myli labiausiai, yra tie, kurie užduoda sunkiausius klausimus.